My Winter Car. Per visus šitus metus, kol žaidimas buvo aptariamas, vis atsirasdavo naujienų, naujų detalių, naujų daiktų bei visokių lyksų apie dalykus, kurie turi šansą pasirodyti finalinėje My Winter Caro išleidimo versijoje. Tad šitame video aš pereisiu per didžiąją dalį informacijos, ką mes žinome apie Winter Carą ir kas jame turėtų būti. Tad jeigu domitės apie šito žaidimo išleidimą, turėtų būti įdomu pasiklausyti, bei žmonės, kurie galbūt yra užmiršę kokius dalykus, taipogi prisiminsit bei atrasti savo naujų dalykų. O amigo, šokam prie video, tikiuosi esate jau paspaudę subscribe ant gaming kanalo, numeskite tą laiką, parašykite kažkokį komentarą ir tada nieko nelaukia, šaunam prie video. Pats svarbiausias dalykas mašinos žaidime tai aišku, pati mašina, kuri jau yra patvirtinta ir jau senai žinoma. Coris ir Rivet. Bei yra šansų, kad pasirodys keletą kitų mašinų, kurias bus galima žaidimo eigoje įsigyti, bet pagrindinė turėtų išlikti Coris ir Rivet ir šitame žaidime jos įsigijimas veiks biškiai kitaip negu Summer Care. Žinot, kai pradedat My Summer Carą, pas jūs automatiškai jau yra Satsuma garažą, bei turit visas jums reikalingas detalės, kad ją surinkti. Per Winter Carą bus atvirkščiai. Jūs iš pat pradžių negausit jos, o reikės jums ją pirmiau nusipirkti, bei jūs negausit iš karto detalių jos statymui, jums reikės su laiku taupantis pinigus, pirkti jas ir statytis tą Coris Rivetą. Greičiausiai tuo tarpu, kol įsigysite ją, bus kokia mašina, kurią bus galima pasiskolinti, tiksliai nežinoma. Tačiau šitas žaidimas yra numatomas kaip sunkesnė versija My Summer Caro, tai yra žodžiai pačio kūrėjo, nes šitame žaidime oras nulems visą tavo dieną. Jeigu bus lauke per šalta, greičiausiai teks likti namie šildytis, arba kitaip turėsite didelį šansą susirgti, kuris labai paveiks jūsų darbus. Paprasčiausiai įsivaizduokit žaidimą kaip realybėje žiemą. Šalta, dienos greičiau tamsėja, noro daug daryti nėra ir šitie visi dalykai paveiks jūsų charakterį. Tačiau yra pats kūrėjas atsakęs į klausimus užduotus į šitą žaidimą per Steamą. Tad atrinkau keletą įdomesnių, per kuriuos pereisime. Visi jie yra iš skirtingų momentų. Pirmas klausimas. Aplamai apie pačią pradžią My Winter Caro. Kaip ir kada buvo pradėti darbai ties žaidimu. Į ką pats kūrėjas atsakė 2020 m. gegužės 2, 19 kem 6. Kas ganėtinai specifiškai, tačiau leidžia mums žinoti, kad darbai ant žaidimo vyksta beveik jau 5 metus. Kas duoda labai gerą ženklą, kad žaidimas turėtų tikrai būti ant užbaigimo stadijos, o po poros metų 2022 metais žmogus buvo paklausęs, ant kiek tuo momentu jau žaidimas yra užbaigtas ir tais metais kūrėjas atsakė, kad jeigu turėtų spėti, maždaug būtų apie 60-70%. Kas taipogi, manau, turėtų duoti žinoti, kad, po dar 3 metų žaidimas tikrai turėtų eiti į pabaigą, o 2023 metais buvo užklausęs žmogus, ar pats kūrėjas patenkintas My Winter Caru ir kaip jisai einasi, ir jo atsakymas buvo labai laimingas. Kaip viskas einasi, bei kad experiences labai skiriasi nuo Summer Caro ir žaidimas bus geras išbandymas tiems, kas yra išmąstinę My Summer Carą, bei jisai bus labiau Car Projecto simulatorius negu Car Building simulatorius. Kokie jų skirtumai, tiksliai nežinau, tačiau bent jis taip pasakė. Bei žinomos detalės žaidimo, kurie greičiausiai bus finalinėje versijoje My Winter Caro, yra tokie. Veiks svorio sistema, per kurią labai reikės prisižiūrėti maistą žaidime, nes didelę dalį dažniausiai vis tiek praleisite namie, o jeigu reikės kažkur nuvykti, dažniausiai bus su mašina tai važiuojama. Ir jei mažai aktyvumo turėsit, jūsų charakteris priaugs svorio, tad reikės tą prisižiūrėti, kitaip tai gali paveikti jūsų progresą. Oro sistema aplamai bus detališka per žaidimą. Jeigu jūs išsmaudę arba su šlapiais drabužiais išeisite į lauką šaltu oru, jūs turėsite didesnę tikimybę susirgti. Bei jeigu daug bėgiosite, jūs greičiau suprakaituosite, tas irgi paveiks iki jūsų susirgimo. Mašinoje labiau langai rasos, nes lauke temperatūra bus šalta, o mašinoje jūs kvėpuosi daugiau, tad sunkiau bus vairuoti. Bei didelė detalė yra, kad jūsų pirštai nuo šalčio galės irgi sušalti, o tai nulems kažkokius darbus, kurių negalėsit atlikti, pavyzdžiui, kaip varžtus suveršti, atveršti. O kaip žinoti, kad jūs pradedat jau šalti? Paprasčiausiai jūsų ekranas pradės pabiški judėti, bei jūsų vidury kursorius pradės kalototi, su kuriuo jums bus sunkiau atlikti darbus, tuomet turite gerą eimą, bei keliai po šalumos gali būti slidesni, tad reikės irgi prisižiūrėti į kelią ir sekti orus. Darbas. Per Winter Carą taipogi yra maždaug žinomas, jūs turėsite nuolatinį darbą ofise, kuriame be jūsų dar dirbs 5 žmonės, su jais greičiausiai neišeis kontaktuoti, jie tiesiog užsiims savo reikalais, bei jeigu jūs su savo bosu kažkaip negražiai elgsitės ar išsidirbinėsit iš jo, jūs galiausiai atleis. Tad pasistengkit kažkaip išdodžinti šitą variantą. O jeigu taip gausis, kad atleistų jūs iš darbo, greičiausiai pamatysite pereinančių darbų iš Summer Caro į Winter Carą, kaip medienos pardavimą arba galbūt kokių žmonių nuvežiojimą. Aišku, geriau būtų pasilikti prie nuolatinio darbo, nes be jo sunkiai jūs gausite tas detalės, o darbe turėsite dirbti nuo 8 iki 5, galėsite dar pasimti viršvalandžius, kad gautumėte penktadienį laisvą. Kas šitame žaidime bus labai vertingas dalykas, nes laisvą dieną galėtumėte išleisti ant savo darbų, kaip mašinos tvarkymas arba side
side jobų kokių. Ir iš didžiausių tokių pagrindinių žinių, kas turėtų pasirodyti My Winter Karo finalinėje versijoje, kaip ir viskas. Aišku, yra pilna visokių detalių, kuriuo dabar ant galo ir sumėtysiu jums. Jie tiesiog tokia bus randominė tvarka, išvardinsiu visokius man įdomesnius, tokius kaip pavyzdžiui, Chorus Rivet variklis Winter Kare bus 2 litrų benzinas, negu kaip Satsuma, kuri yra 1,6 litro, tad Chorusas bus galingesnis už ją. Jeigu jūs nuėję miegoti labai vėlai naktį ir nenustatysit žadintuvo, jūs kitaip galėsit pusę dienos pramiegoti, kas, nelabai bus geras variantas, tada dar į darbą pavėluosit, tad reiktų šitą tokia detalė maža, kurią reiktų prisiminti. Tema parduotuvė išliks ir Winter Kare, tačiau jame rasite dabar daugiau dalykų pirkti, ne tik maisto ir keletą mašinų detalių, bei dabar galėsite parduotuvėje asmeniškai nuomoti staliuką iš temų, kad pardavinėti kažkokius savo daiktus, bei bus kažkokių pasikeitimų važiavimo mechanikose, nes pačio kūrėjo žodžiais jisai yra nepatenkintas Summer Karo drivinimu, tad arba bus aplamai nauja mechanika ir jausis visai kitaip važinėti mašinas per Winter Karą, arba bus kokių tiesiog pasikeitimų. Po visos darbo dienos galėsite užlipti prie kompiuterio, pažaisti kokį žaidimą ant jo, kas irgi tokia mini cool tokia detalė. Winter Karas palaikys visas Windows versijas, netgi ir XP. Žaidime bus pasirinkimas tarp 2 transmissionų arba 4 bėgių mechanas, arba bus galima įsidėti 3 bėgių automatą. Ir Winter Kare bus nauja banko kortelių sistema. Žaidėjas nuo pačios pradžios turės banko sąskaitą, į kurią gaus pinigus už algą ir visokius pavedimus ir panašiai. Tad žaidimas turi pilną visokių dar detalių, bet manau pagrindinius ir tokius įdomesnius atrinkau. Bet jeigu domintų dar daugiau, tai galėčiau padaryti dar antrą dalį, per kurią irgi pereičiau per visokių žinių nuo pačių kūrėjų. Tad duokite žinoti komentaruose. O ką, amigos, tiek šitam vidosui. Tikiuosi atradot savo kažką naujo apie žaidimą arba susipažinot pirmą kartą su žaidimu. Jeigu turite kokios patys informacijos, tai prisijungkite į Hokage Family Discordą, kurį rasite description'e. Ten galėsim pabendrauti, padiskutuoti. O šitam video tiek ir kaip visada susitiksime naujose vidose.